Šiandien gražią pavasario dieną, tai yra gegužės 20 dieną, kaip ir kiekvienais metais, yra Algirdo Paleckio gimtadienis. Algirdas Paleckis tapęs simboliu, ne tik politinių kalinių, bet ir pasipriešinimo, ir dvasinio pasipriešinimo simboliu. Kaip ir visi simboliai, jisai savo nepriklauso, jau nebepriklauso. Taigi, mano sveikinimas su jo gimtadieniu ne tik skirtas jam, bet ir mums visiems. Ir labai norėčiau palinkėti, kad sekantį gimtadienį Algirdo Paleckio švęstume mes kartu, jau jam esant laisvėje. Bet gali atsitikti taip, kad tekti palūkėti iki dar kito gimtadienio. Bet kuriuo atveju mums visiems mes linkim neprarasti geros nuotaikos, vilties, kad viskas bus tik gerai ir kai jisai bus su mumis jau laisvėje. Mes kartu galėsim daug nuveikti mūsų visų, tai yra ir Lietuvos labui. Na, o aš sveikinu Algirdą su 54-uoju žydinčiu pavasariu, be galo gražiu, be galo įspūdingu. Ir noriu pasakyti, priešingai negu Kazimieras, aš manau, kad gražiuosius 2 penketukus, 55, mes tikrai švęsime kartu. Ir prieš pat gimtadienį aš kaip tik pakalbėjau telefonu su Algirdu Paleckiu ir sakau, žinai, vieno mūsų bendražygio gimtadienis, gal žinai, ką jam palinkėti? Nieko jis nepasakė. Sako, nelabai aš moku sakyti linkėjimus. Tai va, tai linkėjimas vis tik tai Algirdo, jisai to nesuprato ir šiandien aš noriu pasakyti, kad mes didžiuojamės, kad esam šalia tokio įžymaus, stipraus, dvasinio vedlio, kovotojo ir šiandien sveikinam jį su gimtadieniu, o sveikindama aš prisimenu tuos gegužio rytus, kai Algirdas buvo laisvė ir kai Kazimieras iš pat ryto, 5 ryto atvažiuodavo išvirti tos savo stebuklingos sveikuoliškos košės. Taigi suprantu, kad gimtadienio tortą mes valgysim be jo, bet tos košės kalėjime tikriausiai daug, tai tegu ta košė kalėjimo tampa Algirdui skaniausių tortų, yra taip kaip yra ir mes visi turim didelę viltį, kad šitas žmogus ir toliau išliks ta šviesa, ta gražia, nesutepta tyra šviesa, kurią mes matome netgi už didelės kalėjimo tvoros. Su gimtadieniu, mielas, nuostabus, brangus Algirdai, tu esi teisingumo aušra, tu esi geros kaiminystės forumas, tu daug kas esi šiandien. Aš nenoriu kalbėti apie tą ilgą jo nueitą kelią, gal Kazimieras keletą žodžių, bet su gimtadieniu tai yra pats geriausias dalykas, kai galim pasveikinti.